Vedrių ir Kazokų piliakalniai. Kartą žilabarzdis medžiotojas į lapių medžioklę lydėjo jaunąjį žemaičių kunigaikštį Norvilą. Patyręs senolis daug žinojo apie senus laikus ir Lietuvos didybę, apie kraštą užpuolusius švedus. Medžiotojas prisiminė tikrą istoriją apie Vedrių pilį. Švedai pastatė Vedrių pilį. Jie privertė žemaičių valstiečius privežti didžiulių lauko riedulių, suridenti didelę duobę ir iš jų sumūryti sienas, skliautus. Švedai vertė visus žmonės jiems dirbti. Moteris su prijuostėmis prinešė žemių ir jomis užpylė mūrus, sienas. Beveik visa mūrinė pilis buvo paslėpta po supiltų žemių pylimų. Matėsi tik geležimi kaustyti vartai, o šalia jų nedidelis angos orui. Netoliese švedai sumanė pastatyti ir kitą pilį – Kazokų. Švedai žiauriai siaubė kraštą. Jie degino kaimus. Švedų kariai grobdavo moteris, išsivesdavo valstiečių gyvulius. Žemaičiai graudžiai verkė dėl padarytos skriaudos. Daugybę kartų senasis kunigaikštis su žemaičių kariais bandė veikti šių pilių vartus, bet niekaip neįstengė. Mūsų kraštas daug prisikentėjo nuo švedų. Medžiotojai pastebėjo lapę, kuri gyveno oloje su 2 išėjimais. Senolis užkūrė laužą prie pirmosios landos į lapės olą ir liepė jaunajam Norvilai prie antrosios landos pridėti maišą. Kai lapė įskriejo tiesiai į Norvilos maišą, jaunasis kunigaikštis suvokė didelę šios gudrybės prasmę. Medžiotojams grįžtant su lobiu į namus, jiedu pamiškėje pastebėjo dar neišjodinėtą Norvilo erželiuką, kuris įsipainiojęs į moterų pakabintus skalbinius blaškėsi į visas pusės kaip tikras vaiduoklis. Norvilai kilo puiki mintis. Tiesiai į švedų arklių kaimenį. Norvilą uždėjo ant aikštingojo žirgo raudonai dažytą ir lokio taukais įmirkytą drobę ir pasiuntė eržilą tiesiai į švedų arklių kaimenį, kuri ganėsi pievoje prie Vedrių pilies. Ginkluoti žemaičiai laukė pasaloje. Švedų arkliai tiesiog pasiuto, išvydę raudonai žėrinti žemaičio eržiliuką. Kilo baisi panika. Bėgę švedai norėjo sugaudyti savo arklius, bet čia juos netikėtai užklupo žemaičiai, kurie sutriuškino visus švedus. Po kiek laiko žemaičiai apsupo ir Kazokų pilį. Jie prie antrųjų vartų ištempė tinklą iš labai storų virvių. Norvilas su kitais vyrais prie pirmųjų vartų sukrovė didžiulį laužą ir jį užkūrė. Tiršti dūmai ėmė veržtis pro oro angas į pilies vidų. Pro antruosius pilies vartus iš pilies į lauką verždamiesi švedai pataikė tiesiai į storų virvių tinklą. Didžiulį tinkle įsipainiojusių švedų rutulį nusinešė akmenos upelio srovė. Kai upės srovė pašoko ir nuplovė vieną pilies šlaitą, iš atsivėrusios kalne angos iščiuožė didelė skrynia, ant kurios sėdėjo garsiai klikdama švedė. Ji laidė prakeiksmus ir rovėsi plaukus.
Akmenos upelio srovė nusinešė skrynią. Nuo to laiko mūsų žemėse švedų niekas nebematė.